Sveiki, mėlyjeji! Taigi, susitinkame naujame video. Būtinai paspauskite like mygtuką ant video, kad mano video daugiau pamatytų žmonių. Ir taip pat subscribinkit mano YouTube kanalą, kad galėtumėt pamatyti mano turinį pirmieji. Taigi, malonu vėl jūs matyti čia. Praėjo šiokia tokia pertraukėlė nuo praeito video, nes ruošiu jums naujo turinio. Tai bus toks turinys labiau apie motinystę, apie pokalbius galbūt su mamomis. Tai jeigu kas nors nekantraujate ir laukite, būtinai pasubscribinkit mano kanalą, kad galėtumėt pamatyti video pirmieji. Na ką, o šiandien nežinau, kur mūsų diena nuves, nes yra jau 2 valanda dienos ir dabar tik išsitraukiau kamerą, bet galvoju, gal kažką nuveiksim su šeima, gal kažkur nuvažiuosim. Ir taipogi turiu įdomų šiandien video dėl to, kad sugalvojau jums parodyti, kaip mes jau šiek tiek įsikūrėme savo namuose. Namai nėra tikrai baigti ir tikrai dar daug liko padaryti, bet galbūt bus jums įdomu tokį mažą turą padaryti po namus. Nes iš tikrųjų paskutinį kartą, kada rodžiau, net neatsimenu, iš tikrųjų jaučiu labai senai tas buvo. O jau šiek tiek ir esam apsitvarkę ir baldų šiek tiek nusipirkę, tai gal bus įdomu pamatyti. Tai ką, dabar noriu dar šiek tiek prieš viską pasidažyti greitai, nes galbūt važiuosim su šeima kažkur prasiblaškyti, pabūti. Tai va, šiek tiek truputį antakius visada pasiryškinu, nes pas mane šiaip natūraliai antakiai yra labai šviesus. Tai aš juos turiu ir padažyti chemiškai, kad jie šiek tiek nors spalvos įgautų. Ir naudoju visada pudrą, antakių pudrą, nes gaunasi natūralesnis toks efektas. Tik jie reikia gerai praskirstyti ir labai švelniai jos įdėti, nedėti tokiais brūkšniais, nes gali būti irgi gan ryšku. Ir priekyje visada palieku kuo natūraliau, kad nebūtų per ryšku, nes šiaip natūraliai antakis jisai priekyje būna visada šviesesnis. Tai va, ir šiek tiek labiau suformuoju patį galą. Jau iš tikrųjų pastebėjau, kad antakiai kuo vyresnis daraisi, tuo mažiau ir beauga. Ten, kur buvo matyti jaunystėje padaryta klaidų, išrauta šiek tiek daugiau tų antakių, tai matosi, kad jie nebe taip yra, bet auga. Nu, tai žodžiu, bet nieko. Biškį dažų ir viskas ok. Nieko ypatingo nesidažysiu, tiesiog tokio noris žvalumo. Tikriausiai suprantat, ką noriu pasakyti. Tas žvalumas toksai, kur šiek tiek atgaivini savo veidų bruožus, kad jie būtų ryškesni. Va čia šitam antakim pas manęs jau tų plaukelių nėra. Nebėra. Tai jas tenka šiek tiek suformuoti. Tai biškį labiau ten įdedu tos pudros labiau koncentruotai. O priekyje irgi kuo natūraliau. Labai švelniai. Štai taip. Antakiai all good. Dar šiek tiek prabraukiu su antakių tušu. Tikriausiai žinot šitą rutiną, visi pačios puikiai. Labai lengvas rutininis dalykas. Galima šiek tiek panaudoti. Šitą reikės iš tikrųjų naują nusipirkti dalyką, nes jis jau man sensta. Va, tai toks šiek tiek darosi stangrus. Dedu į patį kamputį, nes man jau čia po visų nebemiegių naktų su vaikeliu, tai man čia jau atsirado labai tokias gilios duobės, bet kaip matote, dedu tik tai į patį centriuką ir va parodysiu, kaip reikia į kitą pusę irgi tik į centriuką. Ta koncentracija visą didžiausią dedu centriuką ir tada visiškai be nieko, kiek lieka pirštą, išskirstau tą produktą į šonus. Bet ne per daug.
kad pakys neatrodytų toks pakritęs ir dar labiau pavargęs. Tiesiog toks gaunasi švelnus praskirstymas. O didžiausia koncentracija lieka kampučiuose. Ir tą patį galim čia padaryti, kad akis neatrodytų nukritusi. O tokį, irgi viską darau su pirštuku. Oi, į stalčių atsitrenkiau. Viską darau su pirštuku, dedu ten didžiausią koncentraciją, kur reikia. Tempiu ir išskirstau. Toks gaunas biški pakelimas. Būtinai išskirstykit. Matot, šitą kaip pakritus, o šitą biški pakilus atrodo. Tai viskas yra šviesos žaismas. Šviesos ir tamsos žaismas jūsų veide. Štai taip. Ir nieko specialiai nededu po akim, nes tada labai atrodo. Tas toks raukšlelės labai matosi, nes jau jų yra pas manęs, to tokio sausumo, tai nepersistengti. Kadangi šiek tiek veidas yra padegęs, tai pas manęs čia visą laiką būna paraudę, aplink čia. Labiausiai reaguoja kažkaip pas manęs tos vietos į degimus. Tai galima va čia dar paslėpti tą raudonį. O po to uždėsim jau ten, kur reikia, toks mini tutorialas bus jums. O po to uždėsim skaistalų jau ten, kur reikia. Čia kai nenori daug pudros, bet nori pasimaskuoti raudonį. Tai tam tinka maskuoklis, bet jį turim ištapšnoti, kad jisai nenatūraliai atrodytų. Galim dar ant nosytės viršaus šiek tiek uždėti. Irgi nudegusi nosis. Ir čia. Pasmukru. Tai va, o po to naudoju tokią kaip kompaktinę pudrą. Ir šiek tiek užfiksuosiu viską. Dedu ant skruostų pudros, nes po to dėsiu biški skaistalų ir bronzantą. Nu, žodžiu, beveik ant viso veido gaunasi. Ir bronzantas. Labai lengvas toks makiažas, nereikia kažkokių specialių įgūdžių, kaip matot. Tiesiog padėti daiktus į jų vietas. Tai bronzantai į bronzantą vietas, skaistalus į skaistalų. Ir būtinai dėti kompaktinę pudrą prieš bronzantą, nes sausi produktai veikia su sausais, šlapi su šlapiais. Tokia taisyklė labai gera. Lyg būčiau įdegusi. Šiek tiek per kaktytę. Pas manęs jinai nėra labai ilga ta kakta, tai nebūtina slėpti, bet vis tiek būna, kad aš čia labiau įdegu tas vietas, tai stengiuosi čia kažkur ir parudinti. Štai taip. Ir tada dar panaudosim skaistalų. Skaistalus biškį paryškinti veidukui, paskaistinti. Va, ant vietą. Jau grinai, kur norėčiau, kad būtų raudonis, o kadangi čia, kai nudegi čia būna, tai jis toks labiau į nudegimą panašu, ne į raudonį. Va, štai. Truputuką galim čia praeiti dėl viso ko. Va. Iškart toks gailesnis veidukas, šilgesnis. Ir ką? Ir galim panaudoti... Dar norėčiau pieštuko, bet nežinau, ar beturiu. Tušo reikia tikrai. Arba galim pudrą dėti. Dėkim pudrą. Su paletėm. Man taip irgi labai patinka. Va.
tamsesnę pudrytę. Į kraščiuką. Ten, kur tušas išsitepa. Žinot, kaip būna, kai pasidažai su tušu ir tušas prilimpa prie blakstienų, tai labai gerai iš karto pasimuskuoja. Uždedat pudros sausos, labiau žiūrint į veidrodį, va taip, kad būtų tiesesnis efektas. Ir sujungiate. Ir ten vis tiek, kai dažysiu tušu, ten dažniausiai pasiteps ta vieta. Ir kadangi yra šešėlis, tai nelabai ir matysis iš tikrųjų. Štai taip. Tamputį, va. Bet nedaug. Kad apjuosti tą visą tokią... Man ir iš tikrųjų ir gražiau tinka, kai yra akis šiek tiek pratęsiama. Tai netinka, kad jinai būtų suovalinama. Labiau tokia katėstas įvaizdis. Ir va, kai dabar dažau tušu, man tušas ten išsterliota į tą vietą, o dabar yra pudra. Ir niekas ten nesimatys ir nereikia nuvalyti nieko. Nes kai dengi ant tuščio voko, dažniausiai išsitepa, tada pamiršti išsivalyti ir gaunasi su taškais eini toksai. O jeigu dar karšta, tušas nusitepa ir iš vis. Nu, toks lengvas makiažas, kaip matot. Nereikėjo net per daug pudros dėti, o kadangi vasara yra karšta, noris tokias gaivumos. Galima ir blizgį panaudoti. Jeigu norisi spalvos šiek tiek, kad būtų spalvos. O plaukučius išsišukuosim. Lengvai prašukuosim. Būtų smagu, kad austėjai irgi mėgtų dažytis. Būtumėm draugės dvi dažytumėmės visą laiką. Na va. Plaukučius susirišim aukščiau. Reikės tik tai gumelės storesnės. Štai taip. Jau tokie plaukučiai vis tankėja, bet nėra, kad dar būtų atsigavę labai. Nes vis dar žindau vaiką, tai matyt iš manęs reikalauja organizmas daugiau. Na, galim susisukti. Na tai va, toks trumpas makiažo tutorialas, kaip lengvai galima pasiryškinti veiduką ir neapkraunant jo. Na va, o dabar norėčiau parodyti jums šiek tiek savo namų, kaip jau įsirengėme. Šiek tiek vyksta bardakas, bet žinot, kaip ir pas visų tikriausiai, būna bardakas dėl to, kad gyvenate jiem namuose. Tai va, pas mus yra neremontuotas koridorius, vonia, tualetas ir virtuvė. Tai ten nerodau, bet jau yra suremontuoti 3 kambariai. Tai va, tai pirmasis yra salionas. Tai ką mes padarėm, pasikabinom televizorių. Arūnas išdažė visas sienas gražiai, pats viską darė. Pakabinom lempą. Nupirkom dabar visai nesenai tokią kilimėlį. Čia Austėja ką tik valgė, tai reikės viską sutvarkyti. Taip, užsidėjome žaliuzes, užsisakėme, tai labai patiko, nes kai saulė šviečia labai gerai užsidengti ir televizorių galima žiūrėti diena naktis, vadinasi, tos užuolaidos. Nusipirkome kilimėlį Austėjai, kad mokytųsi čia vaikščioti po truputį. Tai yra sofa, jau reikės ją išsivalyti, nes balta, kadangi tai labai greit tepasi. Šuniukas labai mėgsta palei šitą
trintis visą laik vietą, tai va tokia tamsesnė. Nu, čia va, Austėjos valgymo vieta. Tokį staliuką esu nupirkusi šalia, bet jis man visiškai nelabai kažkaip dera ir patinka, jisai labai baltas ir nėra toks labai modernus. Tai nežinau, gal kažką pakeisiu panašaus į šitą. Tai dar ieškau, ką galėčiau panašaus padaryti. Ir galbūt tą staliuką padėsiu šalia veidrodžio koridoriui. Štai šitą. Tai va dar galvoju apie tai. Ir Austėjos valgymo vieta, kaip visada bardakėlis. Tai va, TV staliukas. Man šitas visai gražus, jisai toksai ir spalvos duoda, kadangi čia visur šviesu taip, tai jisai tokios šiltos, tokios šviesos duoda. Tai va, nežinau, čia pagal skonį matyti. Tai va, tokia lemputė buvau pirkus, atsimenu, ar iš Pepko, man atrodo, parduotuvės, tai jinai visai čia neblogai dera. Dar tokių pripirkau, vazelių. Nendrių kažkada buvau pririnkus. Ir šitame staliuke išėmiau, čia tokia lentelė buvo, tai išėmiau tą lentyną ir sudėjau Austėjos knygelės ir žaisliukus, kad kai mes čia būnam, tai žaidžiam ant šitos erdvės, tai jinai turi po kiekvienam kambarį po žaisliukų kažkokią erdvę. Tai va, kadangi dabar nėra viskas taip labai gerai sutvarkyta, matosi reali situacija, ką mes veikiam ir kaip mes gyvenam ir būnam. Tai gal lengviau suprasti. Ten irgi porą žaisliukų padėta, bet viskas taip minimalistiškai, nėra apkrauta, kaip mato, daugiau žaislų ir nėra. Tai va, o kas kitoj pusėje, čia dar lankas yra paliktas, bet gal jo atsikratysim, nežinom, dar nelabai dabar kol kas ir žaidžia su juo. Likęs iš po sesės, kai buvo atvykus, nežinau, pažiūrėsim, kur padėsim. Taip, ir čia yra padarytas stationas Austėjai, tai yra šiukšlinė kakučiams, pamperiam tiem, ir yra padarytas kakojimo podelis sisiojimo. Tai va, jau po truputį mokinam Austėją sėsti ir daryti, tai jai visai pavyksta, jinai ir kaką daro, ir sysė. Žodžiu, nežino to koncepto, kad reikia paprašyti kakoti ar sisioti, bet jinai tikrai puikiai čia atlieka visus reikalus, kai aš ją padedu, nes aš žinau, kada jinai kakoja dažniausiai, tai ją ir padedu čia. Tai va, žodžiu, čia gavau gėlyčių, 9 mėnesių proga, Austėjai, kai sukako, Arūnas padovanojo man ir dar žaisliuką gavo, va, tokį fainą visai. Arūnas padovanojo Austėjai, va šitą, tokį, jisai taip va, krenta ir krenta po to taip, ir žodžiu, iškrenta. Tai va, toks trumpas epizodas čia ir toliau einam. Čia yra sandėliukas ir čia yra Austėjos kambarys. Uždarysiu duris, kad per daug garsiai nešnekėčiau. Va, Arūnas sudėjo ir aplink duris šituos. Labai gražiai padirbėjo čia su savo tėveliu. Tėvelis padėjo dar va čia, va, parodysiu, dar tarpom atidarysiu, ir afodas sudėjo. Ir čia užlygino visas duris, nes čia iš viso buvo stiklas kažkada, tai čia viską jie padarė gražiai, nu žodžiu, šaunuoliai, tikrai šaunuoliai, ir čia visur sutvarkė, nu žodžiu, čia nieko nebuvo tokio, tai visi kampai atsirado, viskas labai gražiai. Tai žodžiu, toks vaizdelis įėjus į kambarį, biškį pavalysiu, galbūt, va. Taip, dar kol kas čia Austėjos kambarį yra nepilnai viskas įrengta, nes dar Austėja kaip ir nemiega atskirai, bet neužilgo jau užsakiau lovą Austėjai, tokia Montessori vadinasi, kur žemai yra lova ir jinai galės pati lipti ten ir miegoti. Tai va, tokią pabandysim. Čia yra siurblys padėtas, Austėja labai mėgsta čia užlipti ant jo dažnai, bet būnam išjungę, kad neįjungtų jo. Čia esu padėjus krepšelį su jos skalbiniais, kuriuo metu rūbelius, kai nebereikia, išskalbti reikia. Tai va, jinai turi atskirą tokį. Čia iš saliono padėjau staliuką. Mes jo kažkaip nelabai pastebėjau naudojam. Dažniausiai lėkštes, jeigu atsinešam rankose valgom. Nu, tai žodžiu, arba reikėtų ten mažesnio, nes jis biški per ilgas yra. Tai va, atnešiau čia. Ir, vadinasi, dar tokį nupirkom.
Čia yra tas stumdukas, tai visai gerai jau sekasi jai paeiti vienai. Aišku, jinai dar nepakreipė jo, negali pasukti, bet tiesiai einant visai gerai pasuka. Tai čia žaisliukai tokie sumesti, kaladėlės minkštos, ten yra tokios specialios kūdikiam. Tai va, tai tą staliuką panaudojau sudėti juos minkštus žaislus po pačios, tai jinai pati išsitraukė. Ir kadangi dabar ten yra padarytas kakojimo steišinas, tai aš čia pasidėjau pervystyti ją. Iš karto aš ją atsinešu plika šiknelę ir pakeičiu pamperius. Uždedu kitus pamperius, žodžiu, kad man būtų lengviau. O taip atskiro steišino mes ir neturėjom, tik tai va šitą vis laik turėjom. Tai va, tai dėžutė su visais pamperiais, čia dar lempa iš seniau likusi. Čia va ką tik makiažą pasidariau. Tai galim uždaryti, kad netrukdytų. Tai va, čia yra mano makiažo staliukas. Aš jį parsinešiau iš miegamojo, jisai buvo miegamajame, bet kadangi Austėja dabar migdome miegamajam ir aš niekad negaliu makiažo normaliai pasidaryti, tai atsinešiau čia kol kas, kol lovos nėra dar Austėjos ir jinai čia nemiega. Tai va, tai čia staliukas ir ant jo mes pasidėjom pianiną. Pianinas veikia. Jisai geras, Rūnas labai mėgsta pagroti ir aš kartais su Austėja. Austėja mėgsta labai pagroti, tai va. Čia vat kvepaliukai, šiukšlių maišeliai, šiukšliniai pakeisti Austėjos. Žodžiu, turiu lagaminą makiažo, ten fenas padėtas. Čia makiažą dariausi, irgi įsidėjom čia taip pat diena naktis tas žaliuzės. Ir visai nesenai dar sugalvojau iš Ikėjos nupirkau užuolaidas. Paprastas tiesiog užuolaidas, nenorėjau kažkaip investuoti, nes po praeito karto mes savo miegamajam investavom labai nemažai. Ar 500 eurų gavosi iš viso su dieniniam ir naktiniam, tai galvoju nupirksiu pigesnes. Gal mes jas nukirpsim, taip va, ir jinai galės čia miegoti naktį. Nes tos diena naktis jos neuždengia nakčiai. Uždengia, bet jos vis tiek persišviečia naktį, ta prasme, matosi lempas iš ten. Tai va, tai nėra visiškai tamsu. Tai va, čia taupyklė, kur Austėjai padovanojo dėdė su teta. Gėlytė tokia nupirkusi su netikrai, jinai tokia orchidėja. Taip, ir čia yra stalas, bet stalas šitas yra senas dar kol kas likęs. Kol kas nepakeitėm, bet kai ateis Austėjai lovytė, čia va, tikriausiai gal dėsim, arba čia dar nežinom. Tada stalą galbūt perkelsim į salioną, galvojom, nes kaip ir Austėjai turi būti tokia, kaip čia pasakyti, erdvė, kad būtų saugi, nes kai jinai čia pradės viena miegoti, kad jinai išlipus galėtų saugiai čia žaisti ar būti, kol mes miegam. Tai va, čia Arūno kompiuteris ir kompiuterio stalas visas, dar aš ten sudedu, ten yra vat Austėjos knygučių. Mano knygučių keletas yra užrašinių, kur aš kuriu video, tai ten pasidedu ir Austėja pačioje knygutės padėtas, kad jinai irgi galėtų pasiekti. Rūbeliai šiek tiek Austėjos. Dar esam šitą linginę palikę, nes jinai dar žaidžia su ją. Tai čia yra aišku kūdikiam, jinai tikrai nemiega joje, tiesiog mėgsta dabar pasilinguoti, visokį trikų daro, išmoko iš pusėserių. Tai va toks biškiai irgi mini bordakėlis. Bet čia greit galima apsimėtyti tuos visus daiktus. Čia irgi dėžutė su žaisliukais padėta, čia labiau dabar minkštas irgi dėtas, bet čia labiau elektroninių žaislų sudėjau, kur visi skambantis tokie. Čia Frejytė turi savo būdą su šaldymo tokiu padu, nes biški karšta šiomis dienomis. Tai va, ir turime spintą taip pat. Hello! Aš jau, man atrodo, šitą kambarį šiek tiek esu rodžius, padėjau čia lempą iš saliono, buvom nusipirkę, tai jinai labiau čia pritiko. Tai va, tai čia yra spinta, mes ją paėmėm iš sandėliuko, jinai buvo sandėliukė. Tai va, parodysiu čia spintai, kas įeina. Įeina Austėjos rūbeliai, visai nesenai dar kartą pertvarkiau, turiu maišelį dar vienai draugiai atiduoti, kuri turi mažylę, jau prikaupiau rūbelių, kurie galbūt jau nebetinka Austėjai. Tai va, ir turiu dar, kur storinu senus rūbelius, galbūt kitam vaikeliui, kurie man mieli širdžiai ir kuriuos aš noriu turėti sekančiam vaikeliui. Tai va, čia yra toksai
žemėlapis. Biškį Austėja mėgsta jį krapštyti, tai aš galvoju, paliksiu jinai kaip auks jį. Norės tikrai žiūrėti į žemėlapį, jos lagaminas. Ir čia visi sukabinti tokios labiau suknelės vasarinės yra, iš vasaros, kurios dar tinka. Va čia yra iš vestuvių sesės, Austėja buvo su šitą suknelę. Ir va tokie visokie gražus rūbeliai, čia dar gavom dovanų per vestuvės rodžiau. Va tokius rūbelius tai pakabinau čia. Ir čia visos striukytės sudėtos. O čia vat kiti rūbeliai, mikstukai, kurie reikalingi dabar ir tokie visokie valymui, Austėjai, žodžiu, pataliniai, visa kita, koinės, visokie batukai, tokie vat reikalai. Buvau susitvarkius, bet labai greitai viskas išsivelia. O čia yra jau saugikliai uždėti, nes Austėja mėgsta šitos stalčius atidarinėti, tai dabar nepavyksta, tik vidurinį pavyksta, viduriniam neturiu nieko. Tai va čia sudėti pamperiai ir servetėlės. Kas labai keista, tai va šitas, man atrodo, servetėlės vyras nupirko šį kartą iš Maščio parduotuvės. Tai Telšiuose yra tokia parduotuvė Mastis ir jos kainuoja žymiai pigiau negu Vilniuje. Tai mes va, kai būnam Telšiuose, kartais jau nusipirkam didesnį kiekį, va visą stalčių prisidedam ir turim. Nes jos visai išsinaudoja iš tikrųjų. Tai va, o jos kadangi nealergizuoja Austėjos, nes kitos būna alergizuoja biškiai ten apačią, tai va naudojam šitas. O čia vat irgi visokie padai sudėti, visokie tokie, reikės irgi pertvarkyti šitą stalčių, kad Austėja negalėtų pasiekti, ko nereikia. Ir čia, man atrodo, irgi pamperiai. Čia irgi pamperiai labiau įeina visokie. Šiaip pagrindę tai naudojam šituos pamperius, tai yra Premium Pampers. Jie geriausiai mums irgi nealergizuoja. Nuo pat gimimo kažkaip naudojam. Va, dar tokius gavom dovanų, šiaip irgi neblogi. Čia iš Norvegijos parvežė viena draugė. Tai gavau dovanų Austėjai. Jau 4 dydį nešiojam. Tai va tiek. Va, šuniukas miega. Taip. Nu va, sandėliukas. Nenoriu dabar garsiai šnekėti, nes čia Austėja miega už durų. Parodysiu tiesiog, kaip sandėliukas atrodo. Dabar biškiai yra bardakas, irgi reikia susitvarkyti. Išnešėm kėdutę valgomoje, turėjom tokią biškiai kūdikiam labiau. Nusipirkom iš stelažus iš Ikėjos, porą stelažų tokių. Šiaip jie nemažai kainuoja, tai galvojom dar vieną pirkti, bet dabar kol kas nepirkom dar. Kaip ir reikėtų dar vieną. Nes labai jau nebetelpa daiktai, bet reiks atsirūšiuoti. Tai va, čia dar šiek tiek tokių liko iš vestuvių gėrimukų. Dar Arūnas ten pasidėjo barą. Ir čia visokie daiktai, palapinės, viską reikia persigrupuoti ir persistatyti. Siurblys, mano ringlaitas, palapinėms puteklis, nu žodžiu, žinot kaip yra. Dabar palauksiu, kol atsikels Austėja, šiek tiek apsitvarkysiu. Apsimėtysiu visus daiktus, ką čia matėte viską. Ir galbūt kažkur nuvažiuosim. Labai norėčiau, kad Austėja kažkokių gyvūnėlių pamatytų, nes jinai jau pradėjo stebėti gyvūnus, ypač paukščius, kai praskrenda varna kokia, aš vis laikiai rodau, tai galvoju gal kažkur nuvažiuoti, kur gyvūnėlių. Dar taip pat rašausi klausimus savo būsimai pašnekoviai, tai žiūrėsim, ar pavyks nufilmuoti pokalbį, nes vis tiek reikės filmuoti internetu. Nenoriu sakyti dar kas ir kaip, bet būtinai pafollowinkite, pasubscribinkit mane, kad galėtumėt pamatyti pokalbį ateityje. Tai va, o dabar reikia pasižiūrėti, paguglinti, kur galėtumėm važiuoti su šeimyna. Net nespėjau apsitvarkyti, nes Austėja jau atsikėlė, nenorėjo daugiau miego, nes šiandien jau 2 valandas buvo išmiegojusi, dabar 10 minučių numiegoju. Reiškia, užtenka, ane? Tai atsikėlė, tėtis dar bandė pamigdyti 10 minučių, tai nelabai pavyko. Žodžiu, greit parodysiu čia kambariuką. Tai va toks kambariukas, užuolaidos. Čia tokia kėdė turiu makiažams daryti. Austėjos džiovinu rankšluosčius.
turime kondicionierių, nusipirkom šią vasarą, nes buvo ganėtinai karšta. Tai va, turime spintą, čia iš 2 dalių, tai čia įeina rankšluosčiai, dar pamperių kol kas ant lovos kartais keičiam, Arūno 2 ir mano 1 gaunasi. Man tiek tai reikia, aš tiek rūbutę turiu, pižamos pagrindė, keli trenigai. Ir viskas. O čia va daugiausiai mano suknelės yra pakabintos, visokios išeiginės ir kasdienės ir dar šiek tiek rankšluosčių. Toks trumpas sudėtas, dar yra pagalvė mano nešios išeidėta. Tai va, čia Austėja žiūri. Taip, yra staliukai 2, yra iš Ikėjos tokios gražios lempos, labai man patiko jos. Lova. Čia dabar kol kas kaldrą taip užsidėjom, nes karšta miegoti, tai nežinom, gal gal reikės po truputį vilkti ir kitą. Čia lovytė Austėjos, nelabai bemiega lovytėj, tai nebemigdom, tai šalia miega, tai tiesiog uždėjau, kad neiškristų iš tos pusės, nes Arūnas iš šitos miega, aš šitos, bet kartais, kai čia tenka žindyti šitoj pusėje, tai kartais perdedu į šitą, nu žodžiu. Taip, ir čia yra irgi servetėlių šiek tiek padėta ir laikrodis. Ir dar turim tokį gražų fotelį. Tai va, jisai čia kampe padėta antklodė. Austėja, taip, eisim apsirengti ir važiuosim kažkur. Jau žiūrėjau važiuoti, bet nelabai randu. Reikia rezervuoti laiką. Tai arba reikia paskambinti. Dar buvo, mačiau, pelėdų yra, kažkur augina pelėdas žmonės. Tai būtų visai įdomi su tom pelėdom. Reikia dar pasižiūrėti. Nu, žodžiu, tiek. Ir važiuosim. Ką, su šeima išsirašėme keliauti truputį. Čia bus netoli. Vis dėlto neradome vietos, kur galėtumėm prie Vilniaus netoli nuvažiuoti gyvūnų apžiūrėti. Į vieną vietą skambinau, tai tik savaitgalį dirbau, kadangi šiandien pirmadienis, tai nėra kur nusitrenkti, kaip sakant, labai keista iš tikrųjų, kad aplink Vilnių nėra natūralių buveinių gyvūnam, labai keista. Nu, bet nieko. Tai nusprendėm važiuoti į tokį zoo parką, ten yra tokių įvairių smulkių gyvūnėlių, tai galvoju, that's okay, ne tigras ir ne liūtas. Tai va, tai galėsim Austėjai parodyti gyvūnėlių ir patys pamatysim, iš tikrųjų pačiai įdomu. Nes aš esu ne vieną kartą ten praėjus pro tą vietą ir vis įdomu, iš tikrųjų, galvoju, būtų užeiti kažkada, pamatyti. Tai va, gera proga dabar bus šiandien. Važiavome į zoo parką, čia labai daug triušiukų, jūrų kiaulyčių yra. Ką tik pamaitinome jas specialiu maisteliu, tik tai galėjo, čia triušiukas vienas slepiasi. Jas galima paglostyti, bet tik tai jų galą tik tai leido glostyti, net tarp ausyčių. Va, ten slepiasi. Čia jūrų kiaulytė, labai graži tokia ruda, slepiasi. Vai, triušiukai. Austėja irgi patiko, žiūrėjai visus, va šitas atrodo minkštas toks kaip tėvis. Va, jūrų kiaulytė. Šitas poilsiautojas vis laik prasidėjo, miega ilsisi. Gražių yra zuikučių, triušiukų, jūrų kiaulytė va tokia įdomi. Patiko tau? Patiko? Va, vėžliukai. Žvaigždiniai. Jie žaidžia, dūksta, žiūrėk. Wow! Eik tu savo parkorina. Parkorina, čia žiūrėk kaip jie skraido. Beveik kaip beždžionės, ane? Vėl domisi kamera. Arčiau privesk.
Va, prerijų šuniukai. Va, kaip juda. Prerijų šuniukas. Na ką, grįžame namo, dabar su Austėja šiek tiek žaidžiame, o vyras gamina valgyti, tai Austėja pagamins ryžių, avokadų ir agurko. Rieniai pasitaisėm tortilijų ir Arūnui 3 ir man 2. Tai įdėjau ryžių, avokadų, agurkų, Arūnas viską supjaustė, pomidorai, kukurūzai. Išvirė tokių ryžių biškiek kiebesnių, Austėja virė. Tai va, tai grybai dar pakepinti, padažas veganiškas su majonezas ir kečupas. Tai va, paragausim. Tai va, tai galbūt šiandien tiek būtų. Būtinai paspauskite like ir subscribe mygtuką apačioje. Labai ačiū, kad palaikote ir žiūrite mano turinį. Tai laukia jūsų neužilgo dar naujo turinio. Tai būtinai pasubscribinkit, kas nesate to padarę. Ir iki pasimatymo kitame video. Taip?